visi, čia MC Crafter ir šiandien kursiu 7 tekėti išlikimo seriją. Nu gerai, šiandien tai tikrai parodysiu daug įdomių dalykų, čia nekreipkite dėmesio, čia kai ką dar parodysiu. Nu, aš sugalvoju kai ką įdomaus, aišku, reikia deimantų, nemažai deimantų. Tai visų pirma, padarysiu tokį daikčiuką ir jisai vadinas toj, darysiu backpacką. Backpackui reikia 6 baterijų, tino ir mikroschemos. Nu gerai, aš pasigaminsiu. Ja, tai prisimenu. Mikroschema čia, tinas čia ir baterijos čia. Na ir va, turime backpacką ir dabar paaiškinsiu, ką tas backpackas daro. Backpackas daro tai, kad mums išsikrauna mūsų jetpackas. Mes krentam, o jeigu mums įsikrauna jetpackas, backpackas viską papildo, viską iš naujo ir jis pats energiją išėma. Tai jį galima irgi nešiot kaip jetpacką, bet su juo neskraidysi. Tai jisai taip gerai turėti tų visokiems įrankiams. Nu jo, mums normaliai išsiurbė energijas. Aš išjungęs elektrinę, nes žiūri buvau užkaitus, pamiršęs buvau. Gerai, dabar užsidedu aš. Dabar antras dalykas, ką aš noriu pasidaryti, tai aš darysiuos dabar parodau, ką darysiuos ir tada parodysiu, kad aš nežinau, neįsivaizduoju, ką man daryti, ar batus, ar šalmą, nes aš visko turiu tam. Nu, aš pasidarysiu šalmą, tai man dar reikia stiklo, ne, ten kitiems daikčiukams. Štai vienas stiklas. Reikės nusileis pasižiūrėti, kaip mūsų tas gyvena. Tai aš darysiuos, čia yra antras pagal visų armorų gerumą, tai yra, nuo Sweet Helmet, kažkoks nanosilk. O šitas pats geriausias, bet aš net pats neįsivaizduoju, kaip jį pasigaminti, nes nežinau, kaip šitų pasidaryti. Ai, va, šitus gal žinau. Va, šitų nežinau, kaip pasidaryti kažką. Iridium ore. Iridium, žodžiu. Ir reikia pasidaryti energy kristal, tai gal jūs mokat, nežinau, bet reikia 1 diamantą ir 8 redstone. Ir apdėlioti. Ir šitie karbonado platė, karbonat, bet aš vadinu jas karbonado, tai pasidarėte rav karbonat mest, jį iškompresuojat, kaip jį pasidaryti, reikia rav karbon fibrė kažkokių ir reikia coal dustų, taip sudėto coal dustus gauname išmaceruojant anglį. Kažką blogai darau. Jo, atvirkščiai sudėjau šios, man atrodo. Jo, štai. Ir va, aš pakroju biškį tą energy kristalą ir mums tą šalmą biškį pakroju. Ir jeigu mes jo, pavyzdžiui, nepakrausime, jis mums neveiks. Jis neapsaugos. Šitas armoras žiūri geras tom, kad jeigu, pavyzdžiui, įkrenti į lavą, ir aš jau esu išmėginęs. Jeigu įkrenti į lavą, jisai nieko nenujama tą lavą tau. Rodo, kad tau kerta tave, bet tai nieko tau nenujama. Nieko. Ir va dar. Aš radau naftos šaltinį, bet reikia biškį paskrist, tai aš turbūt kitoje serijoje arba šioj turėčiau nuskrisim iki to šaltinio. Graži saulė. Sileido. Gerai, einam miegot.
Nuskrisime, susisemsim visą, turbūt naftą į kibirus, nes vienas naftos kibiras atstojo 2 deimantus. Tai ką žinau, mums labai deimantų reikia, nes labai mažai dabar turim dėl šitų. Gerai, dabar trečias dalykas, ką aš noriu pasidaryti, tai aš darysiuos energy kondenstoriai kažkokį, tai reikia prisiminti, kaip jis gaminamas, gerai, reikia 4 obsidianų, tada reikia deimantų, ir energy kondenstor padarytas, aš užsidėsiu šalmą, gerai atrodo. Ir dabar paskutinis daiktas, ką aš... dar ne. Bet prieš paskutinis, tai taip dedu. Tuoj pasakysiu, ką aš darysiu. Jau kai kurie ir taip aišku jau žino, ką aš darysiu. Tai aš darysiu, energy collector. Kolektorius, prisimenat, aš buvau pasidaręs vieną tenais, tai aš dar jį turiu, man atrodo, jis man reikės jų 3, kuris šį kuprinę, matau, įsidėjau pasiimti, ir tą glowstone, gerai. Ir aš dabar, nesusirinkau daikčiukų, nes, aš taip deimantų nebeturėjau, tai aš prideginau daiktų visokių uranų, šitokių uždeginau, nes man jau jų, galima sakyti, nebereiks. Tai ir gavau daug, 95 MC. Ir aš tiesiog paspaudžiu ir vieną pasidariau šitą. Jo receptą matėte, aš deimantus dar pasiėmu ir palieku, tegu būna šiek tiek pakrautus. Pasidedu deimantus. Turiu. Gerai. Keliaujame. Pažangą darysim tokią šiokią. Aš čia biškį pasidariau tokį kaip nameliuką. Gerai. Tai aš tada padedu šitą čestą. Šitas čestas, atrodo kaip didelis, kaip tas pats, tai kažkoks taikinukas ir toksai atsiranda. Tai aš dabar viską jums paaiškinsiu. Uždedame jį taip. Tos kolorius uždedame čia. Uždedame glowstone ant viršaus. Čia nereikia, ir mums dabar kraus ir aš kai ką parodysiu. Labai įdomaus. Matote, dabar mums krauna. Palaukit. Atiduok deimantų biškį. Aš noriu parodyti, kai žmonėm. Štai. Matote, čia kažkas eina. Toj parodys. Kai visas šitas susipildo, mes gauname dar glowstone. Gerai, man tų glowstone užteks. Atiduok. Tai mes darysime taip, kad paliksiu čia deimantus. Kai užsipildys visas šitas, mes gausime deimantą. Tai su deimantais man jau jokių problemų beveik nebeliks. Ir dar kai ką parodysiu, man reikia dabar kokių šiukšlių. Šiukšlės, žinot, kur aš gaunu. Iš kur? Aišku, ten ir ne vien šiukšlės, ten būna ir visokie geri daikčiukai. Ši serija yra ypatinga, nes toj bus pas mane 700 peržiūrų, tai man smagu. Nes jeigu man maždaug reikia tų per mėnesį gauti 250 peržiūrų, ir aš būsiu partneris YouTube'as. O ką partneriai YouTube'as daro, jau kai kurie turbūt žino. Jie gali kurti daugiau negu 15 minučių video. Todėl aš ir kuriu tokius mažus video. Man kai kurie video net neįsikelia. Dėl to, nes aš juos per ilgus padarau, todėl aš kartais ir sakau, kad man nepavyko ten sukurti. Tai aš dabar šitą parodau ir turbūt gal baigsiu, nežinau. Tiesiog paėmė akmenį ir įdedi.
ir susidegina ir ten patinka, kad greičiau viskas būtų jam. Kad mes greičiau, pavyzdžiui, deimantą gautume. Taip, viską sudėsiu. Mums deimantus taip gamins. Įdomu, šitas galima, ne? Taip gamins. Ir po kiek laiko, kai aš gal net pasigerinsiu šitą, va, tai parodysiu. Pasidarysiu kolektorių geresnį, bet man reikia dar metrį. Tai, kai pasidarys jį, tada mums dar greičiau darys. Tai va, mums reikia deimanto ir tų. Aš tuos pamiršau. Įdėt, nieko. Šį metu tegul gamina. Gali ir kelis darbus daryti. Šitų neįmė net. Na, nieko. Daug daugiau pakrovė. Na, man šitą irgi nereikia. Na, gerai. Tuoj aš turbūt višto neleidžiu. Naftos aš turbūt nebepasemsiu, bet aš turbūt kur nors čia arti parsinešiu aš tą šaltinį, arba ką man tas šaltinis, nors jo. Aš turbūt parsinešiu, arba, kur aš esu radęs, padarysiu teleporterius, jie man ten teleportuos ir bus viskas gerai. Gerai, įjungiu tą. Man tegul išmaceruoja. Patarimas, jeigu jums trūksta kokių įtemų, pavyzdžiui, kuperio orės, visas orės galit išmaceruot, gaunate 2 ten, pavyzdžiui, kuperio dust ar ką tenais. Ir jūs įmetate iš vieno šito, gaunate 2, įmetate tos 2 ir jums 2, pavyzdžiui, ironų iškepa, tai vietoj tų 5 gali gauti 10 ironų, tai čia taip yra geriau. Bet nesuprantu, kodėl man vietoj kuperio duoda bronzą. Žodžiu. Aš šiandien dar įmesiu vieną video, žaisiu kitą žaidimą, nesakysiu kokį, tegul būna paslaptis. Tai su jumis buvo MCCrafter, dėkui, kad žiūrėjot, tikiuosi patinka mano video, ką nors išmokinu. Ir aš dabar pasidaręs tą aparatą galėsiu ką nors statyti. Tai jeigu jūs ko nors pageidaujat, gal man čia kokį miestą pastatyti, ar tai povandeninį, pavyzdžiui, čia pavandeniu kokį observatoriją, ar dar ką nors pastatyti, ar tai ten lėktuvą kokį, ar dar, žodžiu, supratot, ką nors pastatyti, ar tai ten namą didesnį, ar miestelį kokį. Supratot, jūs parašykite į komentarus, ko norite, kokio, pavyzdžiui, pastato iš tų visų. Gerai, tai su jumis buvo MCCrafter, laukite kitos serijos, subscribinkit, nes savaitę baigęs, jums trūksta tik tais 2 subų, tai čia nedaug, kad aš pratęsčiau šias nuostabias serijas. Tai su jumis buvo MCCrafter, laukite 8 serijos ir iki.